Vietas. Aš Nijolį pasakiau. Kadangi visiškai neseniai Danutė Remeikienė atšventė savo gimtadienį, o kitas tarybos narys Egidas Leonavičius šiandien švenčia, tai leiskite juos pasveikinti su gimtadieniu, palinkėti geros kloties ir, aišku, geros dienos šiandieną. Išskirtinį tarybos posėdį pradėsime. Išskirtinis dviem aspektais, tai kad šiandieną nagrinėjimui numatyti tik tai 2 klausimai, bet jie abu labai svarbus. Taip kad kviečiu konstruktyviam darbui, atsakingai žiūrėti į nagrinėjimus klausimus. Taip, prašyčiau užsiregistruoti. Užsiregistravo 24 tarybos nariai, kaip žinome, yra 27. Esame gavę tarybos narių Jurgitos Eidukevičienės ir Algirdo Gatavecko raštus, įrodančius, kad jie turi pateisinamą priežastį ir negali dalyvauti tarybos posėdėje. Sauliaus Janolė, jo, taip pat pateisinama priežastis. Na, aišku, supratau. Taip, kaip minėjau, šios dienos darbotvarkėje yra 2 klausimai. Kokių būtų pasiūlymų dėl darbotvarkės? Prašau. Mes norėsim padaryti po iš karto visų klausimų pareiškimą. Gerai. Norėsiu paklausti gale posėdžio. Aišku, gerai. Su darbotvarke visi susipažinę. Tuomet kviečiu balsuoti už darbotvarkę. Pritarta vienbalsiai, 24 balsais. Pirmąjį klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės 2016 m. biudžeto patvirtinimo pristatys administracijos direktorius Vytautas Jastremskas. Prašau. Labadiena, gerbiamas merė, gerbėmieji tarybos nariai. Pristatau klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžeto 2016 metų projekto. Šis klausimas buvo diskutuotas išsamei ir ilgai komitetuose, taip pat išplėstinėme komitete. Buvo gauta iš tikrųjų pasiūlymų, kuriuos vėliau komitetai toliau nagrinėjo. Buvo atsižvelgta į daugelį tų pastabų, kiek aš suprantu, jūsų pareikštų. Taip pat yra kuruojančio komiteto išvada, kuri iš esmės pritarė tokiam projekto biudžetui. Ir jeigu trumpai, tai koksgi siūlomas pajamų ir išlaidų planas 2016 metams. Siūloma patvirtinti 44 123 000
pajamų ir 44 milijonus 595,8 eurų asignavimų. Taip pat numatoma, kad 1 737 000 eurų iš praėjusių metų likučio būtų paskirta paskolos dengimui. Dabar, jeigu trumpai apie pajamų sudėtį. Tai yra, mokesčiai sudarytų 21 723 eurus, dotacijos 20 961 eurą, kitos pajamos, tai yra turto pajamos 1 438 eurus ir pajamos už teikiamas paslaugas 1 118 eurų. Ir kaip minėjau, bendra pajamų suma projektuojama biudžete būtų 44 123 000 eurų. Asignavimai yra suskirstyti pagal asignavimų biudžeto projekte, pagal asignavimų valdytojus bei programas. Taigi, pirma savivaldybės veiklos programa, jai siūloma skirti 6 039 000 eurų. Švietimo programai siūloma skirti 21 195 000 eurų. Bendrosios kultūros ugdymui skiriama skirti 1 665 000 eurų. Kūno kultūros ir sporto programai siūloma skirti 2 222 000 eurų. Socialinės apsaugos programai siūloma skirti 5 943 000 eurų. Jaunimo politikos įgyvendinimo programai 50 000 eurų ir 900. Sveikatos apsaugos programai 1 359 000 eurų. Verslo skatinimo programai 67 000 eurų. Savivaldybės infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programai 4 960 000 eurų. ES finansuojamiems projektams 137 000 eurų. Urbanistinio planavimo programai 452 000 eurų. Ir informacinės sistemos diegimo tobulinimui 68 bei aplinkos apsaugos programai 1 727 000 eurų. Taip pat turto valdymo programai 443 000 eurų ir iš viso, kaip minėjau, 44 milijonus 595 000 eurų asignavimų. Pridėjus paskolų grąžinimą, kuris pagal ministerijos siūloma metodika neįtraukiama į šitą skaičių, bendrų išlaidų planuoti 46 milijonus 333 000. Dabar, gerbiamas merė, norėčiau paklausti, ar skaidrės, kadangi mes turim šiokias tokias skaidrės ir palyginimus su praėjusių metų išlaidomis, ar reikalingas toks dalykas būtų? Kaip tarybos nariai ir nori? Ja, ja. Taip, matyt nereikia. Vis tiek jos bus paviešintos. Ir kiek aš suprantu, pristatymas bus daromas spaudos atstovams su paaiškinimais. Tai aš tada kaip ir baigčiau tą pasisakymą, dabar laukčiau. Ačiū. Klausimų. Ačiū. Ar norėtų kas paklausti pranešėjo? Nėra. Biudžeto komiteto pirmininkas su išvada supažindins, prašau. Biudžeto komiteto išvada yra sudėtinė projekto dalis, kuri yra pridėta prie pačio sprendimo projekto. Jinai skamba taip.
Teikiamas tarybai biudžeto projektas parengtas atsižvelgiant į patvirtintą Alytaus miesto 16-18 metų strateginį veiklos planą, svarstymų metu gautus programų koordinatorių ir komitetų siūlymus. Asignavimai gali viršyti biudžeto pajamas nedaugiau kaip 1,5%, susidarantis skirtumas gali būti dengiamas metų pradžios likučio lėšomis arba skolintis lėšas ES projektų vykdymui. Į asignavimus nėra įskaičiuojamos lėšos paskolų grąžinimui. Planuojamos biudžeto pajamos 44 milijonai 123 tūkstančiai eurų, numatome asignavimai 44 milijonai 595 tūkstančiai eurų. Skirtumui padengti naudojamos metų pradžios likučio lėšos bendroje sumoje 472 tūkstančiai eurų. Nepaskirstyta maksimalių asignavimų dalis 190 tūkstančių eurų paliekama galimybė metų bėgyje skolintis atitinkamą sumą vykdomiems ES projektams. 16 metais grįžtančios ES paramos lėšos bus apskaitomos pagal faktą ir naudojamos naujų ES projektų įgyvendinimui. Ekstremalių situacijų likvidavimui ir galimiems nuostoliams apmokėti formuojamas 233 tūkstančių eurų administracijos direktoriaus rezervas. Finansiniai įsipareigojimai kreditinėms institucijoms siekia 16 milijonų 507 tūkstančius eurų, galutinis paskolų grąžinimo terminas 2025 metai. Iš metų pradžios likučio lėšų siūloma, suderinus su bankais, dengti 16 ir 17 metų paskolų grąžinimo įmokas ir tokiu būdu sumažinti mokėtinas palūkanas. Siūlome tvirtinti parengtą Alytaus miesto savivaldybės 16 metų biudžeto projektą. Ačiū. Kas norėtų pasisakyti? Nėra? Yra. Taip. Gerbimi kolegos, iš tikrųjų Alytaus socialdemokratų frakcija pateikė siūlymus. Buvome pasikvietę asignavimų valdytojus, kurie patvirtino, kad tai yra logiški siūlymai, kad sprendimai yra tikrai logiški ir taupimo variantai yra galimi. Komitetos irgi pritarė tam tikriems siūlymams, kad tai yra galimybė sutaupyti, tačiau matome, kad paskutinė biudžete projekte nėra įtraukta nei viena socialdemokratų siūloma eilutė. Tai iš tikrųjų kyla klausimas, ar tikrai neatsižvelgite į opozicijos nuomonę. Antras variantas, siūlome, kad kitais metais, kai tvirtinsite biudžetą, atsižvelgite ne tik į mūsų, bet ir miesto gyventojų nuomonę. Ačiū. Ačiū. O aš trumpai frakcijos vardu noriu pasakyti, kad mes susilaikysim dėl vienos smulkmenos. Biudžetas tikrai, nesiruošiu labai girti, bet tikrai neblogas, bet jeigu būtų paskyrę pinigėlių, Dainų slėnių ir dar parapijos namam, tai vis būtum ištenkinti ir balsuotum už, bet dabar priversti susilaikyti. Ačiū. Kas norėtų atsakyti? Aš irgi galiu trumpai atsakyti, kad socialdemokratų frakcija vienintelė. Visi gyventojai miesto pateikė savo pasiūlymus laiku, išskyrus socialdemokratų frakciją, kuri pateikė pasiūlymą, kai galutinis projektas jau buvo padarytas, tai yra praėjusią savaitę po visų terminų. Bet nepaisant to, komitete mes visus pasiūlymus svarstėm ir asignavimų valdytojai taip pat pas mus komitete buvo ir mes taip pat diskutavom kiekvieną tą eilutę. Ir tas pasakymas, kad visi pasiūlymai logiški, nėra teisingas. Visi pasiūlymai yra svarstytini, bet nebūtinai yra logiški. Dėl to, kad pasiūlymas atimti kažkokią sumą, pridėti ten kažkokią sumą, nežinant, ką mes pasieksime arba kaip konkrečiai taupysime, juos reikia svarstyti kitaip ir neužtenka tik tai vienos eilutės. Paimkime pavyzdį, kad ir dėl tos pačios elektros. Jos sutaupyti galbūt iš tiesų galima, bet tenais visiškai neatsižvelgiama į tai, kad šiais metais lempų skaičius padidės, kad visos tos naujos lempos ir visi tie įgyvendinti projektai per pastaruosius metus net nėra ledai. Tai yra senos technologijos lempos, kurių mes dabar 5 metus net negalėsim pakeisti, nes tai yra europiniai pinigai. Tai visus tokius dalykus reikia svarstyti ir ne vieno komiteto metu, todėl, aišku, svarstytini, taip. Ačiū. Merė, pasinaudosiu replikos teisę. Aš sužavėtas, kai pozicija kritikuoja poziciją. Manau, kad darbą sumaišėt, gerbiamas vicemerė. O yra mūsų čia duona, ne jūsų. Tai taip kaip jauniem pasakysiu. Ir niekas nesako, kad viską tą, ką mes siūlėme, yra gerai. Bet kai kurie pasiūlymai ir vakar pas merą buvo diskutuota ir taip toliau buvo pasakyta, kad jie geri. Tai mes tuo džiaugiamės. O būtų kvaila tikėtis, kad ką socdemai siūlo, kad viskas bus įgyvendinti, bet kaip sakiau, bent jau porą, tai galėjot pasistengti. Bent jau dėl Dainų slėnio vakar meras nutraukė diskusiją, sako, užteks apie tą temą. Bet tai yra visam miestui aktualu, kaip ir parapijos namai. Kai kleboną kviečiam čia, jis ateina nemokamai, tikriausiai niekas jam nemoka ir taip toliau. O parapijos namai tikrai yra aktualu, viskas sugriuvę ir daug prašėme gabaliuko. Tikiuosi, kitais metais paprašysim daug ir gausime. Ačiū. Ačiū. Taip. Virginijus Jaruševičius. Jo, jeigu leidžiat šitoj mūsų gražioj ir, sakyčiau, teigiamoj diskusijoje padalyvausiu truputį ir aš. Nerijus teisingai ir pasiūlymai, viskas gerai. Tik tai
Šiek tiek korekcijos mano požiūriu, sutaupimą socialdemokratai mato kažkur tai, bet lygiai taip pat mato analogiškos sumos ir išleidimą. Tai jeigu taip jau žiūrint į patį biudžetą, tai kiek sutaupom, tiek išleidžiam, kad visai bendruomenėje susidarytų, tikslinu šitą nuomonę. Ir paskui dar norėčiau ir patikslinti dėl Tautvydo pasakymo ir dėl to pačio logiškumo. Biudžete nelogiškumas lyg turėtų būti kriterijus, o ekonomiškumas daugiau turėtų lemti, o kadangi išvados vėlokai vis dėlto atėjo, tai ekonomiškumo, ko gero, nebuvo net tokios galimybės labai ir patikrinti. Aš tikiuosi, kad jūs jį turit, tai eigoje, manau, galima bus patikrinti. Mano tokia nuomonė. Ačiū. Tautvydas Tamulevičius. Aš čia dar tik tai trumpai apie, sakykime, kad tikrai ne visi pasiūlymai, kas buvo pasakyta, kad nei vieno negalima įgyvendinti. Iš tiesų, jau prieš tai svarstant į daug dalykų, kas buvo pasiūlyta, vienaip ar kitaip, dar prieš jiems ateinant, jau buvo atsižvelgta, arba tai buvo, sakykime, bendra ta nuomonė komitetuose sutarta. Kaip ir dėl pavyzdžiui, vienas siūlymų yra didinti jaunimo programą. Tai ir taip šiais metais yra padidinta iki rekordinių aukštumų ir niekada jos tokios didelės nebuvo. Dėl rezervo mažėjimo lygiai taip pat jisai jau buvo mažinamas. Tai negalima tik tai sakyti, kad visi kažkaip tai yra paslėpti ir nesvarstomi. Robertas Šarknickas. Ar galima būtų tikėtis dėl Dainų slėnio 2017 metais? Norėčiau paklausti vicemero. Kaip prioritetas? Aš pasakysiu, kad dėl jo šnekama ir šiais metais. Ir vakar dar, žodžiu, savivaldybės administracijos grupė buvo nuvažiavusi į vietą, žiūrėjo ten ir mes artimiausiu metu sulauksime svečių, vešimės ten irgi specialistų tam tikrų. Darbas vyksta. Ačiū. Atsakymas dar truputį į vicemero tokį komentarą, man labai keista. Iš tikrųjų atėjote dirbti kaip nepartiniai, kaip ne kažkokie biudžetininkai ir panašiai, bet matau, kad dirbate taip pat. Yra svarstymo ir siūlymų teikimas, jei šiandieną čia prie šito apvalaus gražaus stalo atsirastų tikrai gerų siūlymų, aš manau, kad mes tą galėtume tvirtinti, nes tarybos teisė yra priimti sprendimą bet kada, bet kuriuo metu jie yra protingų siūlymų. Tai neužsibrėšime tai, kad 2 savaitės iki biudžeto ir jau toliau negalima teikti siūlymų. Bet kuriuo paskutiniu metu, net šiandieną mes galėtume išklausyti siūlymus ir jie yra logiški, mes galėtume priimti sprendimą, nes tai yra išskirtinė tarybos teisė. Ačiū. Ačiū už jūsų nuomonę. Ar yra dar norinčių pasisakyti? Nėra. Tuomet norėčiau paklausti, kiek tarybos narių turėtų nusišalinti nuo balsavimo vienu ar kitu biudžeto priėmimo klausimu. Nerijau, paskaičiuokit. Skaičiu, kurie nepakėlė. Septyniolika turi nusišalinti. Tai tokiu atveju tai būtų dauguma ir nebūtų kvorumo. Todėl aš siūlau tiesiog balsuoti, kad taryba nepriima nusišalinimo, nes kitokiu atveju mes negalėtume priimti biudžeto. Tai kas už tokį mano pasiūlymą? Kviečiu balsuoti. Prašau patikslinkite, nes aš kai dalyvau, aš dar savo frakciją net nepasakiau. Geras. Esmė tame, kad kitaip mes nepriimsim biudžeto, todėl reikia prabalsuoti, kad vieningai, kad mes nenusišalinam niekas, balsuojam, ta prasme, aš atsiprašau, merė, kad čia. Taip, nes aš jaučiu savo klaidą, jiems nepaaiškinau savo frakciją, tai jie paskui nežinau, kaip elgtis. Ačiū. Tai tuomet balsuojame, kad nepritarėme nusišalinimui. Pirma. 23 už. Sprendimas priimtas, tuomet kviečiu balsuoti už 2016 metų miesto biudžeto priėmimą.
Taip, 20 balsavo už biudžetą, 4 tarybos nariai susilaikė. Biudžetas priimtas. Ačiū, su kuo ir sveikinu. Antrąjį klausimą dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarimo pakeitimo pristatys tarybos ir mero sekretariato vadovė Dalia Jazukevičienė. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Pakartotinai yra teikiamas sprendimo projektas dėl etikos komisijos sudėties keitimo. Sprendimo projektas yra teikiamas gavus vasario 4 dieną socialdemokratų frakcijos vadovo Jurgio Krasnicko siūlymą artimiausiame tarybos posėdyje pakartotinai svarstyti šį klausimą ir paskirti Laimą Vincę Krikliauskienę etikos komisijos pirmininkę. Noriu pasakyti, kad praeitame tarybos posėdyje meras minėjo, kad buvo kreiptasi į Vyriausią tarnybinės etikos komisiją išaiškinimo dėl tam tikrų procedūrų, kaip reikėtų elgtis. Ir yra gautas atsakymas, kurį aš jums buvau persiuntus visiems tarybos nariams. Tiesiog trumpai pasakysiu sakinį, perskaitysiu. Komisijos nuomonė, atsižvelgiant į vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnėje numatyta mažumos pirmenybę teikti etikos komisijos pirmininko kandidatūrą ir į tai, kad susiformavusi ir pasiskelbusi savivaldybės tarybos mažuma išreiškė savo pageidavimą teikti naują etikos komisijos pirmininko kandidatūrą, rekomenduotina teikti tarybai svarstyti naują sprendimo projektą ir naują etikos komisijos pirmininko kandidatūrą. Dėl pateikto sprendimo projekto nei teisininkai, nei vyriausybės atstovė pastabų neturėjo. Pristatymą baigiu. Ačiū. Kas norėtų paklausti pranešėjos? Pasisakyti. Sigitas Leonavičius. Taip. Kadangi per šį laikotarpį didžiausias dėmesys buvo skirtas taryboje, komitetuose, ko gero, biudžetui, tai aš šį klausimą norėčiau pradėti taip, kad visiškai pritariu tai teisėjai, kad mažumai priklauso skirti etikos procedūrų komisijos pirmininkę, kelti kandidatūrą. Tačiau, ko gero, ar praleidome, ar kaip, bet Lietuvos Respublikos Seimas 15 metų gruodžio 15 dieną priėmė tokį įstatymo nuostatų įgyvendinimo pakeitimą, kuris įsigalioja nuo 16 metų sausio 1 dienos, tai apima 6 punktus, kuriuose taip pat liečiama yra ir atitinkamų savivaldybių tarybų darbo reglamentus ir savivaldybių tarybų etikos komisijų ir darbo reglamentų pakeitimus. Tas yra žinoma. Ten apima kai kurias teises, atsakomybės, galimybę dalyvauti pagal gyvenamasias vietas bendruomenių atstovus, o kadangi pas mus numatomi etikos ir procedūrų komisijoje kai kurie ir papildymai kadriniai kitais nariais, todėl aš tikrai be jokių kažkokių tai nuostatų iš ankstinių norėčiau, kad mes pabaigtume šį darbą iš tikrųjų gerai ir gražiai, skirtume jam dar vieną laiką iki sekančio tarybos posėdžio, padarytume tam tikras korekcijas, kurias reikalauja įstatymas ir papildytume galbūt etikos ir procedūrų komisiją kitais nariais, ką turi teisę pagal gyvenamasis vietas bendruomenės. Ir tuo metu sutvarkius visą tai, nes veikia pas mus tarybos reglamento grupė ir etikos ir procedūrų komisijos reglamentas koreguojamas. Ir tada vienu ir paskutiniu, galbūt galutiniu tvirtinimu mes pasitvirtintum ir komisijos sudėtį ir pirmininkę. Todėl aš šiandieną kviečiu visus šį klausimą atidėti ir neatidedant jo ilgiems terminams, bet iki sekančio pagal grafiką tarybos posėdžio. Ačiū.
Krasnickas. Aš, gerbiamas Sigitai, jūs nesižeiskit, gerbiu jūs už jūsų logiką, bet šiuo atveju jūsų pasiūlymas tikrai yra destrukcinis, nieko gero nesiūlintis, tik judantis tarybai normaliai dirbti. Nes esmė tame mes biudžetą, kaip matėte, rekordiškai trumpai prabalsavome ir pritarėm, dabar čia daroma kažkokia, aš nežinau, ir vyriausybės atstovas pritarė, visi pritarė, ne jums ar ne man spręsti, ar tai geras, juridiškai teisingas ir teisėtas. Jeigu vyriausybės atstovas pritarė, vadinasi, geras, teisingas ir teisėtas. Ir gal būkim tokį fainesnį biškį, nejuokikim svieto, nes esmė tame, kad aš nenoriu nieko nei kritikuoti, nieko, bet yra tokia teisė ir kita pusė ir pareiga. Ir ką mes dar diskutuosime per tą likusį iki sekančios tarybos laiką, aš nelabai įsivaizduoju. Kitas dalykas, juridiškai niekas jums nedraudžia ir niekam nedraudžia siūlyti papildyti komisiją sekančios tarybos posėdį. Jeigu jūsų teisė kažkur paspausta ir jūs nepasinaudojote siūlyti, pasiūlykit sekančiam tarybos posėdžiui ir papildysim šitą komisiją. Bet daryti dabar pasityčiojama iš šito reikalo, aš manau, kad garbės jums, Sigitai, šiuo atveju neįsižeiskite, nedaro. Kas dar norėtų pasisakyti? Kadangi buvo Sigito Leonavičiaus pasiūlymas atidėti, tuomet kviečiu balsuoti už tą pasiūlymą. Penkiolika už, 8 prieš, klausimas atidėtas. Dabar toliau socialdemokratų pareiškimas. Aš pabalsavimo repliką vis dėlto liekiu prie savo nuomonės, kad tai nei demokratija, nieko šitą jūsų, čia neokomunistų yra frakcija, tai aš tai įvardinu su visa atsakomybė, taip elgtis yra mažiausiai negarbinga. Tai tikiuosi, kad dar per kažkiek laiko įgysite šiek tiek ir garbės ir padorumo, kurio jums jūsų frakcija, neįvardysiu, ta prasme, tikrai trūksta. Tai už savo žodžius atsakau, galite mane perduoti svarstyti etikos komisijai, kol pirmininkė yra jums parankus žmogus. Tai pagarba tiem, kurie protingi ir garbingi, bet negaliu toleruoti negarbingo elgesio. O pareiškimas aš gali iš vietos, merė. Nors Šelmickas sako, kad mažiukas ir nesimato, kai šneku, bet garsiai šneku, tai girdėsis. Ne, Alytaus miesto savivaldybės tarybai, Alytaus miesto savivaldybės mero Vytautui Grigaravičiui. Pareiškimas 2016 vasario 11 diena. Mes esame nemaloniai nustebinti jūsų atsakymą mūsų paklausimą, kurį jums pateikėme 2015-12-22 Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžio metu. Pirma. Jūs neatsakėte į mūsų paklausimą per teisės aktuose nurodyti laiką iki 2016-1-22. Atsakėte tik 16 metais 1 mėnesio 28 dieną. Paklausimams pateikė LSDP frakcija Alytaus miesto savivaldybės taryboje, o ne buvęs meras Jurgis Krasnickas. Trečia. Atsakydamas jūs pasirašėte ant savivaldybės administracijos blanko, kuriame nėra nurodytas atsakymo rengėjas, todėl manoma, kad visa atsakomybė už išreikštas mintis tenka jums. Ketvirta, mes paklausėme, nekaltindami nei jūsų, nei savivaldybės administracijos, kas ir kodėl inicijavo bendro plano sprendinių susijusių su aerodromo ar siūlo besiribojančios teritorijos keitimą, keičiant teritorijos paskirtį iš inžinierinės infrastruktūros teritorijos, kurios paskirti susisiekimo ir inžinierinių komunikacijų statybą, pakeičiant ją į pramonės ir sandėliavimo paslaugų teikimo, kur planuojame statyti iki 20 metrų aukščio pastatus. Jūs atsakėte, kad 2012 5.31 priimtas tarybos sprendimas T119, kurį pasirašė Jurgis Krasnickas ir pritarė LSDP frakcija, nulėmė su aerodromu susijusių sprendimų pakeitimą. Šį atsakymą jūs patalpinote socialinėme tinklalapyje. Mums neaišku, ar ne dėl kompetencijos, ar turėdamas kitų tikslų, jūs klaidinate tarybos narius ir miesto gyventojus. Pabrėžime, kad anksčiau minėtų sprendimų taryba tik pritarė bendrojo plano sprendinių keitimų, nustatant ankstesnius planavimo principus, grupuojant pagal funkcinius prioritetus apibrėžtus reglamentus. Nei šiame sprendime, nei susijuose dokumentuose neužsimenama apie Alytaus aerodromo teritorijos sprendinių keitimą. Taigi jūs ne tik neatsakėte, kas ir kodėl inicijavo pakeitimus, bet nepagrįstai apkaltinote SDF frakciją, todėl kylama klausimas, kam naudingas toks sprendimų pakeitimas ir kodėl slepiama tiesa. Penkta. Antrųjų klausimų, kokių veiksmų ėmėtės jūs ir administracija, klausime todėl, kad praėjusioje kadencijoje siūlymą pradėti aerodromo rekonstrukciją, kreipėmės Lietuvos
Respublikos vyriausybė, Susisiekimo ministerija, Civilinės aviacijos administracija siekėme, kad Alytuje pagaliau atsirastų šiuolaikiškas aerodromas su 1150 metrų ilgio ir 30 metrų pločio pakilimo taku. Juo galėtų leistis 20 tonų sveriantis, iki 20 tonų sveriantis orlaiviai, gabenantis iki 40 keleivių. Būtų įrengta lėktuvų judėjimo takai, perono su keleivių aptarnavimo erdvėmis, skrydžių kontrolės bokštų, degalų talpykla, angarai lėktuvų aptarnavimui remontui. Teritorija išliktų ir sportinės aviacijos veikla, sklandymas, akrobatinis parašiutizmas, modelių būreliai ir kita susijusi veikla. Įkurtas muziejus su Normandijos, Nemuno ir kitomis ekspozicijomis. Lietuvos Respublikos vyriausybė ir kitos institucijos pritarė savivaldybės iniciatyvai perimti aerodromo turtą ir valstybei priklauso žemės sklypą. Savivaldybė sutiko ir įsipareigojo reikalui esant perimti aerodromo turtą ir valstybei priklausantį žemės sklypą. Realizuoti šiuos ketimus planavimą panaudodami S fondų lėšas, valstybės, savivaldybės ir privačias lėšas. Mūsų ketinimams pritarė ir Suvalkų regiono administracijos vadovybė, ketinusius naudotis rekonstruoto aerodromo paslaugomis. Šioms mūsų iniciatyvoms pritarė ir dabartinės daugumos tarybos nariai. Kiek buvo pasitarimų, visą laiką buvo pritarta. Šeštas, stebina jūsų viešas teiginys, jog įtraukdami aerodromo rekonstrukciją į trimetį strateginį planą padarėte daugiau negu praėjusią kadenciją. Įtraukimas į trimetį strateginį planą nereiškia, kad rekonstrukcija bus atlikta, nes nepakeitus dabartinio plano sprendinių, tai padaryti nerealu, pastačius bent vieną 20 metrų aukščio pastatą, netektum net teorinių galimybių rekonstruoti Alytaus aerodromą, kaip buvo numatyta. Tai patvirtina Civilinės aviacijos administracijos oficialus atsakymas. 7. Nors ir išleisti per 100 000 eurų bendro plano rengimui, kaip teigėte jūs, tačiau pastebėjus trūkumus juos būtina šalinti. Todėl ir klausėme, kas inicijavo pakeitimus nenaudingus miestui. Jums atsakius į mūsų paklausimą būtų aiškus visiems, ar kažkas suklydo, ar tai padaryta sąmoningai. 8. Kadangi negavome konkrečiaus atsakymo į pateiktus klausimus, jaučiamės pareigą kreiptis į specialiasias tarnybas ir tikėmės gauti atsakymą, kurio negavome iš Alytaus miesto mero. Ačiū. Jurgis Krasnickas, Nerijus Jasiulis, Laima Krikliauskienė, Henrikas Šivokas. Ačiū. Nėra už ką, rats. Taip. Tarybos nario Kęstučio Ąžuolo paklausimas. Dar praeitų metų 12 mėnesio 22 dieną grupė tarybos narių, 7 tarybos nariai, pateikė pareiškimą, kreipdamiesi į Sigitą Leonavičių dėl jo kai kurių teiginių apie korupciją švietimo sistemoje išsakymo. Ir kadangi jau nemažai laiko praėjo ir jokio atsakymo mes negavome, galbūt Sigitas Leonavičius jau kreipėsi į specialiasias tarnybas, nurodydamas konkrečius faktus apie korupciją švietimo sistemoje, o galbūt Sigitas Leonavičius dar vis svarsto galimybę paneigti savo išsakytas šitas mintis. Todėl mes pakartotinai dar kartą primename apie savo pateiktą pareiškimą. Ačiū. Ačiū. Tai ką, tuomet kaip ir viskas, tarybos posėdį baigiame. Ačiū už dalyvavimą.